Visa matricos struktūra dalinasi į pagrindines asmenines 4 sritis ir yra 4 pozicijos susijusios su giminės linija, giminės karma, tai moteriškos ir vyriškos giminės to žmogaus, bet mes labiau šį kartą orientuosimės tik į žmogaus asmeninį kvadratą. Jį sudaro socialinės užduotis ir paveikslas, talentai, pinigų sveikatos linija ir karminės užduotys, su kuriomis žmogus nesusitvarkė praeitam gyvenime. Dabar mes pažiūrėsime šitą trejetuką energijų, kuris yra socialinis paveikslas. Tai labiau reiškia, kaip žmogus atrodo ar norėtų atrodyti sociume. Netgi ta pati identifikacija yra būdinga šeimoje, šeimos struktūroje, tarpusavį tarp vaikų ir tėvų, bet tai mes išsinešam ir į sociumą, į platesnę visuomenę šitą energetinį derinį. Žmogus yra labai linkęs orientuotis į grožį, į išorinį grožį, estetiką, į kūno, sakykime, į drabužių, į aplinkos visą estetinį pateikimą. Grožis šitam žmogui labai yra svarbus. Netgi yra tokių dalykų, kad, sakykime, jam labai svarbu turėti ir tų bendražygių, visi tie, kurie jį apglėbs, kurie jį mylės. Taip pat labai yra svarbu tarsi spindėti, būti centre, būti apie save, taip pat žmonės bendraminčius. Ir šitam deriny tiesiog žmogus yra šventė. Jis su savo energetika yra labai aktyvus, spindintis, šviečiantis, ryškus. 19 arkanas Saulės, tai yra jo vidinis vaikas. Jis gali būti ir žaismingas, vat ta šiluma ir tas magnetizmas yra labai ryški to žmogaus savybė. 13 arkanas, jis galbūt šiek tiek priduoda tokio ir ekstremalumo, tokio netikėtumo, vat neaišku, ko iš jo gali laukti. Jis yra toks pozityviam užtaise, jis visada linkęs į naujoves, tai yra labai novatoriškumo, atradimų, tokių geros technikos, geros logikos žmogus visoje visumoje, tai iš tikrųjų ir grožis čia, ir logikos yra, ir to magnetizmo, nes šešetukas yra pagrindinė ta grožio estetikos pasirinkimo, savęs labai vertinimo ir mylėjimo energija. Tai yra žmogus šventė. Bet mes kartais atsinešam ir iš šeimos, ir iš savo kažkokios struktūros, iš savo patirčių ir neigiamus šitos aspektus. Tai neigiamoj pozicijoje galėtų išraiška būti tokia, kad žmogus gali būti ir apsileidęs, ir savo dėmesio neskirti, ir gali sakyti, ai, tiek to gerai bus ir taip, ir gali tiesiog savęs net nevertinti, o labiau iškelti kažkuriuos žmonės, kurie jam yra kaip autoritetas. Ir šalia šešetukas ir 19, jie turi panašius signalus tam aspekte, kad 19 neturėtų žiūrėti į kitus žmonės taip kaip ir lyginti, kad pavyzdžiui, kurie yra daug daugiau pasiekę, daug daugiau, ir mes tokie tada menki, tokie niekam tikę. Ne, tokiu atveju čia yra minusas. Ir jeigu mes tą minusą savyje apčiuopiam, kad jau mes savęs net nevertinam dėl kitų kažkokių didelių pasiekimų, kurie mums yra įdomus, mes juos norėtume orientuotis, čia yra minusas. Ir mes tuoj pat jų nutvėrę, kad mes taip turime, greitai galim pagalvoti, taip mes dar ten nesam, bet ten yra mūsų orientyras, mes ten planuojam būti. Ir mes tada to savo resursus skirstom po žingsnelį, kad ten nueitume. 13 gali būti labai didelis minusas
kad žmogus nenorės jokių naujovių, bus užsispyręs, nenorės, ta prasme, užsikimš gyvenimą tarsi ir savo pasaulį padarys tokiu, suprantat, senų, nereikalingų daiktų, minčių, įpročių šiukšlynų. Nes 13 yra amžinas atsinaujinimas, juk jeigu niekas nemiršta, niekas ir negimsta, juk jeigu 13 gyvenime energijos nebūtų, tai mes dar kalbėtume su tais telefonais, kur pasuka rankenėlę iš vieno galo ir telefonistė sujungia kitam gale. Kalbėtume su taksofonais gatvėse, su sunkiasvoriais telefonais namuose, kur sukom diskelius. Tai tik tai 13 dėka mes galėjom ateiti iki mobilių technologijų. Tai vat aš kodėl taip kalbu pavyzdžiais, kad to žmogaus pasaulis vat labai yra svarbu, kad virstų į naujovę, į visas naujas perspektyvas. Čia, tarkim, pavyzdžiui, yra arkanų, kurie taip sako, prisižiūrėkit tai, kas yra sena, kas yra šeimoje, kas yra sukurta, va tokių jau stenkitės į senus dalykus labai remtis. O šičia yra va ta tokia labai jaunatviška energija, tokia spinduliuojanti, ir žmogus visada bus šventė, apie jį bus krūvo žmonių ir ten kunkuliuos šventė. Čia yra jo pozityvas ir su šitom energijom jis eina į pasaulį, į sociumą. Ir dabar aš trupučiuką suvesiu dar tokį momentą, kas yra centras ir kuo skiriasi centras nuo šito paveikslo, su kuriuo mes ateinam į sociumą. Tarkim, tai kaip yra du drabužiai. Vienas mūsų rūbas, tai yra centras, kur mes esam patys savo ištikimi, mes esam tokie, kokie iš tikrųjų mes esame, tai yra mūsų tas centras, o su socialiniu paveikslu tarsi su kažkokiu kitu rūbu mes einame į pasaulį, į santykį su žmonėm, partneriais, kolegom, apskritai su kitais žmonėm, kurie mums nėra galbūt labai artimi, kad mes sudarytume tą pirmą įspūdį ir, sakykime, per šitą instrumentą, vat tą derinį, per tą, sakykime, kitokį rūbą, mes norim vis tiek pasiekti savo tikslų. Jeigu dar aiškiau, čia tarsi yra mūsų kaukė, bet tai nereiškia, kad tai yra apgavystė, nes visos šitos duotybės, jos yra mūsų. Taip kaip, pavyzdžiui, imkim karalių ir karalius, kai jisai yra pats savo, juk jis būna ir su naktiniais drabužiais, jis gali būti ir nuogas, ir gali gerai jaustis ir būti vis tiek karalius ir valdovas, bet jis yra nuogas, tai yra jo centras. Bet kai jis eina į viešumą, į sociumą, į pristatymus, jis dedasi mantiją, ima šermonėlių kailinius, skeptrą, karūną ir eina ten į sociumą, į priėmimus, į liaudį, valdyti, ir taip su tuo savo rūbu jisai pridengia, sakykime, jis pridengia tą savo nuogumą, bet esmė tai yra jo viduje. Tik rūbas keičiasi ir per tą rūbą jis, aišku, gauna tą statusą kitokį, kitaip į jį žmonės žiūri. Ir tik patys artimiausi, pats artimiausias ratas mato tą karalių nuogą su naktiniais marškiniais arba ten su chalatu ateinančiu gerti kavą ar arbatą. O visas kitas pasaulis jį mato tik su mantija, karūna ir su visais atributais. Taip, kad čia nereikia priimti kaip veidmainystės ar apgaulės. Šitas mano pavyzdys apie karalių ir rūbus duos jums suprasti, kad tai yra natūralus mūsų paveikslas, bet jis yra sociumui skirtas. Tai vat, apie sociumą, kur sakiau, grožis, energija, centre būti ir novatorišku, tai yra vat, socialinis paveikslas ir įrankiai kurti savo sakykime, tikslus per sociumą šitam mūsų herojui.